visi blaškosi į visas pusės ir čia labai daug grupių. Skanaus. Kiek mes šiandien žingsnių padarysim, ką? Labai daug. Labas rytas. Labas Ankstų rytą išvykstam į Liuksorą. Liuksorą, Hasančik. Privatus būstikas, nedaug žmonių. O, papa. Sustojimas, jau pravažiavom kokį 150 km. Čia kelionė truks apie 400 km. Čia jie lekia kaip išprotėję, tai turėtume greit būti už kokių 3 valandų. Šita kelionė į Liuksorą mums kainuos žmogui 75 euriukai. Nu, ten daug įeina visokių dalykų. Nu, žodžiu, viską pamatysim šiandien. Grupė išdidėjo. Sijonų. Pasitiko egiptietiškos išvaizdos lietuvis. Einam dabar į Karnako šventyklą. Sveiki atvykę į Liuksorą, vieną įspūdingiausių senovės Egipto vietų, kur istorija atgyja kiekviename žingsnyje. Liuksoras tai ne tik miestas, bet tai gyvas muziejus. Jis susideda iš 3 pagrindinių dalių rytinėme Nilo krante įsikūrusio Liuksoro miesto. Man atrodo, mes patys savo pasidarysim ekskursiją. Labai sunku eiti su grupe. Visi blaškosi į visas pusės ir čia labai daug grupių. O dabar kokiu būdu mes galime atsijungti nuo grupės? Nežinau, tiesiog eiti. Bet aš nežinau, kiek čia laiko mums davė, tai orientuotis į tai. Matai, jie į tuos objektus bilietus nuperka. Čia gal dar žinai tų objektų, mesgi sumokėję, tai... Tėbai šimtmečius buvo didingiausias miestas rytuose, o kaip ir visi senovės Egipto miestai buvo padalinti į gyvųjų karalystę rytinėme Nilo krante ir mirusiųjų karalystę vakarinėme krante. Viena didžiausių ir svarbiausių Liuksoro šventyklų yra Karnako. Ji laikoma didžiausių kada nors pastatytų religinių kompleksų, kurios statybos vyko net 1500 metų. Čia galima išvysti įspūdingus faraonų paliktus pėdsakus, šventyklas, koplyčias ir neįtikėtinas statulas. Karnako šventyklos statybos prasidėjo apie 2055 metus prieš Kristų ir tęsiasi iki maždaug 100 metų. Ši šventykla buvo skirta dievų trijadai – Amonui, saulės ir oro dievui, Mutai, motinystės deivei ir jų sūnui Khosui, mėnulio dievui. Į pietus nuo Amono šventyklos yra Mut šventyklos teritorija, į kurią su pagrindinė šventykla kažkada jungė Sfinksų avinų galvomis alėja. Į šiaurę yra Montų Tėbų gyventojų garbinto Karo dievo šventyklos teritorija. Sfinksų žmogaus galvomis alėja kažkada nuo Mut šventyklos vartų jungė Karnaką su Liuksoro šventykla. Naujosios karalystės laikais Karnakas buvo ne tik religijos centras, bet ir iždas, administracinis centras bei faraonų rezidencija. Ir kaip jūs jaučiatės? Tai įspūdingai tiesiog. Tarp tokių dievų einam dar toliau pasižiūrėti, kur ten kokie dievai. Mes irgi beveik dievai. Taip. Tikrai toks įspūdingas, išlaikytas istorinis objektas.
Nu, Štai 7 ratus apeiname aplink Laimės vabalą. laimės vabalas, čia norą reikia sugalvoti. Gali išsipildyti už 7 valandų, gali išsipildyti už 7 dienų, už 7 savaičių, arba už 7 mėnesių, arba 7 gyvenime. Va. Vieną atėjom. Kur draudžiama. Praveda, kur draudžiama. Ne viešiems turistams. Va. Va. Užlipk ant akmens. Lipk. Aha. Štai ir įsidienojo. Taip. Sveikinam su šita šventykla. Taip. Saulė kitaip pasikreipė, visai kitaip kiti. ženklus pradėjom matyti, bet laikas toliau mums keliauti. Važiuosim dabar į kitą šventyklą. Tikrai įspūdis geras, tikrai patiko. Dabar patekom ne į programą. Čia be programos dabar laksom. Liuksoro šventykla. Čia ne pagal planą. Летар! Einam. Осторожно на дорогу, осторожно! A few moments later. Nu Nu ką, ir pietų laikas? Einam dabar papietauti. Pas Nilo karalienę. Apžiūrėsime, kas kaip, prie ko. Užkandam ir minam. Ir minsime toliau. Skanaus. Skanaus. O, Skanaus. Stogais. oi, Lipsi? taip. Laikyk. lip. Aha. Duok ranką. Aha, Op. gerai. Aš paskutinis sultonas likau. Nemačiau. Per sijoną negali. Tik kad čia taip staigiai, stogais. Užkandom. Dabar plauksim toliau. Leidžiamės į atpalaiduojančią kelionę laiveliu Luksore ir mėgaujame švelniu upės vėjeliu. Plaukdami didingą Nilo upę grožimės įspūdingų kraštovaizdžių. Išplaukus prieš mus atsiveria kvapą gniaužiantis vaizdai. Rytinėme krante didingai stūksanti Liuksoro šventykla ir rausvos vakarinio kranto kalvos. Plaukdami mėgaujamės šią tūkstantmečius gyvuojančią upę, Egipto gyvybės šaltiniu nuo faraono laikų. Kelionės metu pasiekėme Bananų salą, tropinį rojaus kampelį, apaugusi vešliomis bananų plantacijomis. Čia vaikštome tarp bananų medžių, pamatome vietinių ūkininkų kasdienybę ir mėgaujame šviežiais saulėje sunokusiais vaisiais.
Nu Ką jau, bananus? Jo, va šitie maži bananiukai čia bežionėm. Vis tiek neduosi. Tu bijai jų nuo... Taip, bijau, nes jos aišku labai šokinės, bet nieko, bet pažiūrėk, kokie. Nu, Nevalgomi. nevalgomi. Einam po giraitę pasivaikščioti, ne? Ant kokios gyvačiukės neužlipti. Va, koks žiedas. Žiūrėk, ir va čia žiedas didelis. Kur žiedas? O. Bananų giraitėje vaikštom. Bet aišku, biški kaip šiukšlinė jaučiuosi. O, big camel. Oba, stop. Bei. Vyriški pokalbiai. $1 bes. Ebra fish. $1. Não mosca. Vai buscar. Don't squeeze aqui. De onde estamos? Where's your chocolate? Jurgelis trutis. Oi, koks gražuolis. Oi, koks gražuolis. Viską valgyk. Nu, kas. Gražus vaizdukas, mes labai gražiose vietose lankomės. Gal pasidarome... Taip. Čia tokia kaip turistinė vieta sustojimas. Jo, Alibaba. Зачем слуга? Alebastro fabrikėlis Egipte – tai autentiška vieta, kur susipina tradicinė mada ir istorija. Čia stebime, kaip meistrai, naudodami senovinės technikas ir įrankius iš minkšto akmens kuria nuostabias skulptūras, vazas, žibintus bei kitus dekoratyvinius objektus. Va, turas jau popietinis, jau visi pavargę, bet Karalius Į slėnis Karalių slėnį dabar matytas. mūsų ekskursija tęsis. Turgelį praėjom ir Jo. dabar truputį ramybės Karaliai. Jo, turgelėje nefilmavom, nes ten galvos skausmas. Kaip visada, galiu tik parodyti iš toli. Va ten va, neikit, apeikit. Arba eikit ir bendraukit. Jo. Važiuosim. Su autobusiukais, Pasiėmėm pėsti čia galą. nebevaikštom. Jo. Jau prižiūri čia va, Lietuvą, tai labai gražiai, Jo, gerai, jo. šaunuoliai. Ką Nu ką, mes? puikiai. Judam į Einame čia priekį. smėlyn per kvotą. Tiesiog net neįsivaizduoju, viskas sudėliota, mes tiesiog tik nerėm iš vienos šventyklos į kitą, į slėnį. Čia tik tai išsikraut. Mes pavargom ir mūsų grupelė, taip sako, bet vis tiek labai gerai.
diena vis tiek Jo, patyrėm. daug aplankyti. Čia einam į Karalių slėnį. Ne? Karalių slėnis. اشتوني تكابون مريس مرم بتاع فرعونس مرم بتاع فينس ايش رمزيس وانترولو فايكو كيف فايكو توري رمزيس Karalių slėnis – tai viena garsiausių pasaulio archeologinių vietovių, esanti vakarinėme Nilo krante prie Tebų, dabartinio Liuksoro. Čia nuo 18 ir 20 dinastijos laikų buvo laidojami Naujosios karalystės faraonai ir didikai. Slėnyje yra daugiau nei 60 kapaviečių, tarp jų ir garsiųjų valdovų tokių kaip Tutanchamonas, Ramsesas II ir Setis I kapai. Nuo 18 dinastijos laikų faraonai buvo laidojami nebe piramidėse, o slėnio kalkakmenio uolose, išskirtiniuose kapuose. Lipom daug laiptais. Žemyn norėjom lengvai, o į viršų iš to kapo išlyg buvo. Čia net gerai sportuojantiems yra ką veikti. Ir kas įdomiausia, pačioj nulipus visai nėra šalčio, tokio kaip, sakykime, Rusija. Nu, O čia taip ten karšta. tikrai taip. Į kitą Ramzis. kapą. Manoma, kad pirmasis čia palaidotas faraonas buvo Tutnozis I. Slėnio vieta nebuvo atsitiktinė. Vakarų krantas simbolizavo saulės nusileidimą ir pomirtinį pasaulį. Be to, jį vainikuoja natūrali 450 metrų aukščio piramidės formos kalva. Karalių slėnio kapai buvo įvairūs, nuo kuklių ir nedekoruotų iki prabangiai ištapytų ir raižiniais išpuoštų patalpų. Dauguma jų turėjo 3 koridorius – prieškambarį ir sarkofago patalpą. Vienas didžiausių kompleksų – Ramzio sūnų kapas, turintis per 100 kambarių. Nepaisant pastangų apsaugoti kapus, jie buvo nuolat plėšiami. Sekantį įžymybę. Mes tik po įžymybės ir vaikščiojom šiandien. Čia Hapsutos šventykla. Ar žinojote, kad viena iš įspūdingiausių šventyklų senovės Egipte buvo pastatyta moters? Tai Hačepsuto šventykla, dar vadinama Djeser Djeserų. Tai reiškia šventųjų šventykla arba švenčiausiai šventųjų. Ši šventykla viena iš didžiausių Egipto pasiekimų. Buvo pastatyta 18 dinastijos faraoniai, karalieniai Hačepsut. Kiek mes šiandien žingsnių padarysim, ką? Labai daug. Taip uždusęs jau. Kokie čia. Kiek laipsniukų? 26. Aš šitą vaizdą atsimenu tik tai iš žaidimų. Vaikystės kompiuterinių. Jos tikslas buvo ne tik pagerbti dievą Amoną, bet ir įamžinti pačią Hačepsut, jos istoriją ir didybę. Hačepsut valdė Egiptą daugiau nei 20 metų. Tačiau dėl Egipto tradicijų moterims buvo sunku tapti valdovėmis. Todėl paslėpdama savo tikrąją lytį, ji valdymo laikotarpiu apsirengė vyriškais drabužiais ir netgi nešiojo faraono atributus. Hačepsuta buvo viena iš nedaugelio moterų tapusių faraonė. Jos valdymo laikotarpiu Egiptas suklestėjo, buvo išvengta karų, vyko didžiulės statybos, plėtoti prekybiniai ryšiai. Vienas ryškiausių jos pasiekimų – ekspedicija į Puntą.
štai ir aplankėme, turbūt jau iš paskutinių objektų objektų. šiandien, taip. Nu, dar neaišku, dar važiuodami pakeliui dar kažkur stabtelsim. Kaitra didelė, nuovargis didelis, Jo. įdomumas viršyje viską. Jo, pilnai pritariu. Na štai, mūsų kelionė į pabaigą eina. Liko iki Liuksoro kokių 50 km ir pagal laiką saulutė nusileido. Ramadano laikas, vairuotojai gali dabar užvalgyti. Kaip sakoma, gerbent juos, mes skiriame irgi laiko poilsiui. Žmonės paskutinės minutės skaičiavo, kad pavalgyti. Tad mes, kaip sakoma, gerbėm. Ate. Ate.